žuvę visi, bet tik tavo malonė surado mus, malonė iš dangaus. Malonė ir tiesa atėjo per tavo sūnų, o Dieve. Aplankė žemę iš dangaus, malonė nuostabi, pražuvęs nuodėmei buvau, mane surado jį. Tai atvėrė man akis ir priglaudė mane. Kokia tapo man brangi, kai patikėjau ją. O nors ir patyriau, nesėkmių, pavojų ir skausmų, mane įvedė iki šiol, nuves ir lik namų. Kai metų 10 000 namuos praleisim jau, giedosim garbę viešpačiu, daug amžių ir to, o šlovė Dievui, šlovė Dievui, šlovė Dievui, šlovė, už tai, kad tu padarei, šlovė Dievui, šlovė Dievui, šlovė Dievui, šlovė tik jo vardui, šlovė mūsų viešpačiui, nes jis vertas, vienintelis mūsų Dievas ir gelbėtojas. Šlovė Dievui, šlovė trejybei, šlovė Dievui, šlovė. Tau šlovė. Jėzau, niekas žemėj šioj
neprilygsta tau, viešpats tu, tau dėkingas esu už tai, ką padarei dėl manęs. Gelbėtojau, guodėjau, ramybė jėga tavyje, te mano širdis ir visa manį lenkiasi tik tau viena. Te žemė dangus gieda tau viešpatie, karalių šlovė, padėka ir garbė. Jūra kalnai nusilenks prieš tave, prieš galingą tavo vardą. Visa manį tegu šlovina jį. Tu mano džiaugsmas, tu mano viltis, tik tavyje aš pilnatvę randu, tavyje. Jėzau, niekas žemėj šio neprilygsta tau, viešpats tu, tau dėkingas esu už tai, ką padarei dėl manęs. Gelbėtojau, guodėjau, ramybė jėga tavyje, te mano širdis ir visa manį lenkiasi tik tau viena. Te žemė dangus gieda tau viešpatie, karalių šlovė, padėka ir garbė. Jūra kalnai nusilenks prieš tave, prieš galingą tavo vardą. Visa manį tegu šlovina jį. Tu mano džiaugsmas, tu mano viltis, tik tavyje aš pilnatvę randu. Te žemė dangus gieda tau viešpatie, karalių šlovė, padėka ir garbė. Jūra kalnai nusilenks prieš tave, prieš galingą tavo vardą. Visa manį tegu šlovina jį. Tu mano džiaugsmas, tu mano viltis, tik tavyje aš pilnatvę randu. 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 Tavyje. Taip, mūsų dangiškas Tėve, šį sekmadienio rytą norime dėkoti Dieve už nuostabią tavo malonę, Dieve, už tavo gerumą, Dieve, už tavo meilę, Viešpatie. Taip, Tėve, per tavo sūnų
iš tavo sūnaus viešpatie. Mes gavom malonę po malonės, malonę po malonės. Mes ją gauname kiekvieną dieną. Mes jos laukiame viešpatie šiandieną. Mes žinome, kad ir rytoj, ir visą ateinančią savaitę, ir visą likusią vasarą, ir visus likusius metus, ir visą mūsų gyvenimą viešpatie. Mes gyvensime iš malonės ir patirsime viešpatie tavo malonę po malonės. Dėkojam Tėve, kad mes galim tai gauti, galim tai turėti dėl vienintelio dalyko viešpatie, dėl tavo sūnaus. Dėl to, kad jis atidavė save už mus. Paaukojo kaip Dievo avinėlį save. Tėve, dėkojam. Dėkojam tau. Dėkojam Jėzau tau už tavo kryžių. Dėkojam tau už tavo auką, už tavo mirtį. Ačiū tau, viešpatie. Ačiū tau už tavo pasigailėjimą. Tėve, prašom, kad savo žodžiu apšviestum šiandien mūsų širdis. Viešpatie, tegul tavo žodis kalba. Tegul jis neša gyvenimą, tegul jis neša šviesą. Tegul Dieve savo žodžiu. Viešpatie, prašom, daryk savo darbą mūsų gyvenimuose, mūsų širdise, mūsų aplinkinius gyvenimuose, Dieve. Dėkojam viešpatie. Dėkojam tau. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ačiū labai. Taigi, dar labas rytas. Norėčiau pradėti nuo keleto eilučių iš vienos psalmės, iš Dovydo psalmės, 141 psalmė. Mes galim pasižiūrėti į pirmasias 2 eilutes šios psalmės. Dovydas taip šaukėsi viešpaties. Viešpatie, tavęs šaukiuosi, skubėk pas mane. Išklausyk mano balsą, kai tavęs šaukiuosi. Mano malda manoji kaip smilkalai į tave tekyla, o pakeltos rankos te būna kaip vakaro auka. Mes matom šioj psalmėje, kad Dovydas šaukėsi viešpaties ir jisai savo maldą jisai sulygina su to Senojo testamento metu, Senosios sandoros metu šventyklauje, kada kunigai aukodavo, smilkydavo prie aukuro viešpačiui ir jisai sulygina savo maldą su tais smilkalais, kurie kyla į viešpaties akivaizdą. Ir pasižiūrėkim dabar, mes čia tarsi matom tokį vaizdą, kaip Dovydas būdamas žemėje, jisai meldžiasi ir jisai kelia savo balsą ir jisai sako, viešpatie, tegul mano malda kaip smilkalai kyla į tavo akivaizdą. Ir mes Apreiškimo knygoj, 8 skyriui, matome jau vaizdą iš kitos perspektyvos, iš dangaus. Taigi atsiverskime Apreiškimo knygos 8 skyriui. Norėčiau paskaityti nuo 3-4 eilutės, bet gal nuo 1. Taip. Kai avinėlis atplėšė 7 antspaudą, danguje pusvalandžiui pasidarė tylu. Ir aš išvydau 7 angelus, stovinčius Dievo akivaizdoje. Ir jiems buvo įteikti 7 trimitai. Atėjo dar vienas angelas ir atsistojo prie aukuro, laikydamas aukso smilkytuvą. Jam buvo duota daug smilkalų, kad jis aukotų juos su visų šventųjų maldomis
ant auksinio aukuro priešai sostą. Ir pakilo smilkalų dūmai su šventųjų maldomis iš angelo rankų Dievo akivaizdon. Taigi matom, skaitėm psalmiai, kad Davidas sako, mano malda tegul kyla į tavo akivaizdą kaip smilkalai, o čia mes matom tą vaizdą danguje, kada visos tiek Dovido malda, tiek kiekvieno tikinčiojo malda, tiek kiekvieno iš mūsų malda, jinai pakyla į viešpaties akivaizdą ir pasiekė jį. Ir iš tikrųjų labai tas gražus toksai palyginimas, kad mūsų maldos yra tarsi smilkalai. Nes šiandien aš norėčiau kalbėti apie maldą. Ir pagrindinis tekstas, kurį norėčiau pasižiūrėti, tai bus Luko Evangelijos 11 skyrius. Taigi galim atsiversti Luko Evangeliją pagal Luką, 11 skyrių ir paskaitysime nuo 1 iki 4 eilutės. Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus melstis, vienas iš jo mokinių paprašė: Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savo mokinius. Jėzus jam tarė jiems: kai meldžiatės, sakykite: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas. Teteinie tavo karalystė. Tebūnie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien ir atleisk mums mūsų nuodėmes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. Ir nevesk mūsų į pagundimą, bet gelbėk mus nuo pikto. Ir šią maldą mes aptinkame tiek Evangelijoje pagal Luką, tiek Evangelijoje pagal Matą. Mato netgi jinai truputį gal ir ilgesnė ta malda, nes jinai užsibaigė tokiais dar žodžiais, nors tie, kas nagrinėja raštą, jie sako, šitie žodžiai jau nebe Jėzaus, jau jie po to buvo mokinių pridėti, bet jie užsibaigė tokiais žodžiais: nes tavo yra karalystė, jėga ir šlovė per amžius. Amen. Ir įdomu, kad Matas ir Lukas, jie abu pateikia tam tikrus šiek tiek skirtingus kontekstus, kada Jėzus moko apie maldą. Jeigu Matas, jisai mini šią maldą kalno pamoksle, ir jo pagrindiniai akcentai, kadangi jisai orientuojasi, Mato Evangelija yra orientuota į žydus, jisai kalba žydam, kad sako, jūs nebūkite kaip veidmainiai, sako, kaip meldžiatės. Jūs darote gailestingumo darbų žmonių akivaizdoje, pasninkaujat žmonių akivaizdoje, reiškia, jūs meldžiatės, kad būtumėt žmonių girdimi ir matomi, sako, nebūkit tokie veidmainiai. Ir jis tada jau moko apie tą viešpaties maldą ir jo tas toksai akcentas yra, kad sako, tu eik į slaptą kambarėlį, paskaitysiu aš gal tiesiog, jo. Kai meldžiatės, nebūkite, čia iš Mato Evangelijos 6 skyriaus nuo 5 eilutės. Kai meldžiatės, nebūkite kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir gatvių kampuose, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų, sakau jums, jie jau atsiėmė savo atlygį. Kai meldiesi, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs duris melskis savo tėvui, kuris yra slaptoje. O tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins viešai. Ir jis po to jau moko apie šitą viešpaties maldą. Taigi, Mato pagrindinis toks akcentas, kad sako, žiūrėkite, kad jūs tai nedarytumėte tam, kad būtumėt žmonių matomi, bet kad Dievo būtumėt matomi. Ir jis kalba, sako, Dievas, nors jis yra nematomas, bet jisai jūs mato. Ir tėvas, kuris yra slaptoje, tėvas, kurio šiaip atrodytų, tu taip nepamatysi, bet jisai mato ir jisai atsako į maldą.
Lukasgi pateikia šiek tiek kitą tokį savo Evangelijoje tą situaciją. Jis kalba, kad vienas iš mokinių, jisai paprašė viešpaties, kad išmokytų jį ir aišku kitus mokinius, kaip melstis. Nes jis sako, Jonas Krikštytojas savo mokinius moko, kaip melstis. Viešpatie, išmokyk ir tu mus. Ir kažkaip aš pradėjau galvoti, iš kur tas tų mokinių troškimas buvo, tas toksai noras, poreikis, kad išmokytų melstis. Ir čia netgi kažkuria prasme mes matom atsakymą, nes parašyta, kad kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Ir jam baigus melstis, mokiniai paprašė. Reiškia, aš tai pradėjau suprasti, kad ne tik tai, kad mokiniai matė atsakymus, tokį kaip rezultatą Jėzaus maldas, tas troškimas jų ir noras gimė, bet iš tikrųjų jie matė tą viešpaties santykį su Dievu. Ir jų širdise buvo tas noras, viešpatie, ir mes norime melstis, kaip tu meldiesi, pamokyk mus. Ir iš tikrųjų rašte mes netiek jau daug matome, skaitome viešpaties Jėzaus maldų. Taip, mes turim Jono Evangelijoje vienoje vietoje, kitose vietose dar, bet šiaip mes turim daug Jėzaus, kur Jėzus moko, daug, kuris kalba, pamokslauja, bet labai netiek jau daug užrašytų jo maldų. Tarsi Jėzus pats įvykdo tą, ką jisai moko žmonės, sako, kad eik į slaptąją ir melskis, ir Dievas atlygins viešai. Ir Jėzaus tarsi malda irgi tokia paslėpta Evangelijose. Tačiau šitoj vietoje Jėzus iš tikrųjų moko mokinius, kaip melstis. Ir pirmas momentas toksai, į ką mes būtų svarbu atkreipti dėmesį, kad Jėzus neatsako mokiniams, kas čia per prašymas. Malda, tai savaime suprantamas dalykas, tu tokių dalykų neišmoksi. Paimi ir meldiesi, ir viskas. Kad ne, Jėzus atsako į tą jų prašymą taip, mokydamas juos melstis. Ir aš galvoju, kažkaip apie šitą žodį, kai mąsčiau, galvoju, įdomu, viešpats duoda mokiniam pamoką apie maldą. Ir aš galvoju, kaip mes tą pamoką išmokome. Ir panašu, kad mes gyvenam tokioje šalyje, kur ta pamoka išmokta kaip mintinai užduotas iškalti eilėraštis. Nes kiekvieno net formaliai kažkiek save tapatinančio ir save laikančio krikščionių žmogaus, jisai gal nieko iš rašto nepasakys jokios eilutės, bet Tėve mūsų sugebės pasakyti. Ir aš galvoju, pamoka atrodo išmokta, žmonės išmoko melsti šitą maldą ir jie atkartoja, bet ar ji buvo suprasta, ar ją mes suprantame? Nes tas toksai, aš negražiai pasakysiu, kaip papūgos atkartojimas, ar tai yra malda? Ar tas eilėraštis, kaip tarsi eilėraštis, kurį mes išmokstam mintinai ir kiekvieną kartą mes ateinam pas Dievą ir atsiskaitom. Ir Dievas kažkokią ar pažymį parašo, ar varnelę atsiskaitė. Šitą maldą. Moka. Ir iš tikrųjų norisi mums kartu su jumis pasižiūrėti į tą kažkiek tai nors. Aš nesakau, kad mes čia labai giliai ir išnagrinėsim, bet truputį pažvelgti jos gilį, aukštį, plotį, ilgį šitos maldos. Nes, pavyzdžiui, vienas iš bažnyčios tėvų, Tertulianas, jisai šitą maldą pavadino, sako, tai yra Evangelijos santrauka.
Joje tarsi visa Evangelija kaip koncentratas sutelkta. Ir iš tikrųjų, mąstant apie tą maldą, kurią Viešpats mokė, galim pamatyti, kad jinai nusako, kitaip sakant, jinai nusako labai daug dalykų. Jinai pasako, koks yra Dievas. Jinai pasako, kokie esame mes. Jinai taip pat pasako, kokiame pasaulyje mes gyvenam ir kokio pasaulio mes trokštame. Ir ši malda, jinai daug pasako apie mūsų pačių maldos gyvenimą, kodėl mes, pavyzdžiui, nesimeldžiame ar nenorime melstis, kodėl mums sunku melstis ir kodėl mes turime melstis. Ši malda, aš galvoju, jinai, tokia mintis atėjo, kad ši malda kalba tiek apie šviesą, kuri sklinda iš mūsų maldos gyvenimo, tiek apie tamsą, kuri supa maldos gyvenimą. Ir čia kaip pavyzdį aš norėčiau, prisimenu, kada aš Klaipėdoje mokiausi tam krikščioniškam universitete, ten buvo vienas dėstytojas. Ir jis vieną kartą labai įdomiai pasakė. Man tai buvo prieš, maždaug apie 30 jau metų beveik. Bet man įstrigo tas jo pasakymas. Jisai sako, kai jo paklausė apie maldą, jisai sako, aš nebesimeldžiu. Aš maldoj nematau jokios prasmės. Ir iš tikrųjų, tada aš buvau, ir po šiai dienai turbūt aš esu šokiruotas, bet tada ypatingai buvau šokiruotas. Kaip? Nes aš žinau, kad tas žmogus, jisai labai, studijuoja jis raštą, jisai daug laiko skiria rašto studijom, ta prasme, žodžio nagrinėjimui, bet jis sako, aš nesimeldžiu visai, aš nematau maldoj prasmės. Ir iš tikrųjų tas toksai klausimas, kirbėjo ir po šiai dienai kirba, bet krikščionis jisai nemato maldoj prasmės. Nes jis supranta, kad jis toksai labai, toks charakteris jo labai pragmatiškas ir jis, toks kaip tuščias laiko švaistymas. Aš geriau Bibliją pastudijuosiu, tai aš ten kažką sužinosiu, išgirsiu, o malda man, toks. Ir aš norėčiau čia vieno tokio autoriaus mintį pasakyti būtent apie Viešpaties maldą. Jisai taip sako, šiaip ši malda yra labai drąsi. Nes sako, jeigu mes įsigilintume į tai, ko mes prašome šitoj maldoj, ko Viešpats moko, kad mes prašytumėm, sako, tai mes pamatytumėm, man kiek tai yra drąsu. Sako, nes šiaip mes prašom Dievo būti Dievu. Taip mes sakom, Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas. Mes prašome, kad jisai parodytų savo šventumą. Ir mes skaitom Senajam testamente, kas atsitikdavo, kai Dievas parodydavo savo šventumą. Žmonės ten prie Sinajaus kalno sako, ne, Moze, tu lipk ant kalno, mes čia pabūsim, mums nereikia. Mes nenorim numirti. Jis taip pat, tas autorius sako, drąsos reikia šitoj maldoj, ne tik pasižiūrėti į Dievo visagalybę, bet ir drąsos pasižiūrėti į savo bejėgiškumą. Nes antroji daly šitos maldos Jėzus moko, kad mes sakytumėm, kasdienės duonos duok mums šiandien. Mūsų kaltes atleisk. Nevesk į pagundą, gelbėk nuo pikto. Ir jisai užbaigė savo mintį, sako, ir tik žodžiai Tėve mūsų daro šitą maldą pakenčiamą. Ta prasme, kad tu gali melstis šitą maldą. Ir galim pasižiūrėti, pirmą tą momentą, kad Jėzus
pradėdamas mokyti apie maldą, jisai moko, sako, kai melskitės, sakykite, Tėve mūsų, kuris esi danguje. Ir šiandien jau mes kitaip girdim šitos žodžius, skaitom šitos žodžius, bet tuometiniam žydui, kuris girdėjo tokius Jėzaus pasakymus, sakyk Dievui, Tėve mūsų, kuris esi danguje. Jis sakys, palauk, Jėzau, tu kalbi apie tą, kurio ta žydų tauta prie Sinajaus kalno bijojo prisiartinti. Apie tą, kurio, pavyzdžiui, šiandien taip nieks ir nežino, kaip ištarti. Jahve ar Jehova. Nes žydai tiek bijojo ištarti šitą vardą, neminėti Dievo vardo be reikalo, nesulaužyti šito antro įsakymo, kad jie iš viso neminėjo šito vardo. Ir Jėzus sako dabar, kreipkitės į Dievą, Tėve mūsų. Ir tai iš karto parodo Jėzus santykį su Dievu, kad tai yra šeimininis pokalbis, kad tai yra šeimos rato pokalbis, kad tai nėra teismo salės kažkoks tai pasitarimas, ta prasme, kur tu esi kaltinamasis kažkoks, o Dievas yra teisėjas. Kad tai nėra darbdavio kažkokio ir arba tuo metu vergvaldžio ir vergo santykis, kad reiškia, ne, tai yra tėvo ir jo vaiko santykis. Ir šiaip aš norėsiu nagrinėjant šitą maldą, pasižiūrėtumėm, kad mes, kaipgi Jėzaus gyvenime šitą maldą atsispindėjo. Ir Tėve mūsų labai ryškiai mes matome per visas evangelijas, pradedant nuo pat Jėzaus jaunystės, kada jis būdamas 12 metų buvo Jeruzalėje ir tėvai kai pasigėdo, jie sugrįžo į Jeruzalės šventyklą ir Jėzus ką pasakė tėvams, sako, man reikia būti mano tėvo reikaluose. Reiškia, jo kaip sūnaus tas sąmoningumas, kad jis gyvena, visas jo gyvenimas šitoj žemėje yra tėvo reikaluose, tėvo akivaizdoj. Ir taip galėtų pasakyti, Jėzus tai Dievo sūnus, tai jam natūralu šitas, o kaip su mumis? Kokiu pagrindu mes ateiname pas Dievą kaip pas tėvą. Ir galim pasižiūrėti Jono Evangelijos 1 skyriaus 12-13 eilutes. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo gimė. Jis davė galią tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Ir tas pats Jonas jau jisai, kada savo laiške, pirmam laiške rašo, jisai sako tokius žodžius, sako, kiekvienas, kas neigia sūnų, neturi ir tėvo, o kas išpažįsta sūnų, tas turi ir tėvą. Visa mūsų įsūnystė, visas mūsų santykis su Dievu, dėl ko mes galim pasakyti Tėve mūsų, yra dėl Jėzaus Kristaus, dėl sūnaus. Kaip ir Jėzus, jisai prisikėlęs, vieni iš pirmųjų jo žodžių, Marijai Magdalietei, kurią jisai siuntė pas mokinius, jisai jai sako, perduok mano mokiniam šitos žodžius. Eik pas mano brolius ir pasakyk jiems. Čia iš Jono Evangelijos 20 skyriaus 17 eilutės. Aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą. Pas savo Dievą ir jūsų Dievą. Jisai tiesiog deda lygybės ženklą tarp savo tėvo, sako, nuo šiol jisai yra ir jūsų tėvas. Jis mano Dievas, bet ir jūsų lygiai taip pat Dievas. Ir čia yra labai svarbus šitas momentas, nes ypač ir Luko Evangelijoje ypač tai ir akcentuoja, nes
Jėzus po šios maldos, jisai kai moko toliau apie maldą, jisai sako 11 eilutė, 11 skyriaus, kuris iš jūsų, būdamas tėvas, duonos prašančiam vaikui duotų akmenį, ar prašančiam žuvies duotų gyvatę, arba prašančiam kiaušinio duotų skorpioną. Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų dalykų, tai jo labiau jūsų tėvas iš dangaus duos šventąją dvasią tiems, kurie jo prašo. Sako, jeigu jūs tėvai, būdami blogi, mokate duoti savo vaikams vis dėlto ne kažkokių pražūtingų, ne kažkokių skausmingų, bet gerų dalykų, sako, to labiau jūsų tėvas, kuris yra danguje. Taigi Jėzus čia su pirmais žodžiais maldos jisai keičia, rodo apie teisingą santykį su Dievu. Sako, sakykite, tėve mūsų, kuris esi danguje. Ir toliau seka tokie 3 momentai šitoj maldoj, ką Jėzus moko, ir jie visi nukreipti į Dievą. Atkreipkim dėmesį. Yra tokie žodžiai. Tavo vardas, teesie šventas, teeina tavo karalystė, tebūna tavo valia. 3 kartus. Tavo, tavo, tavo. Ir kaip sakau, ta išmokta, bet ir turi būti suprasta šita pamoka, kad Jėzus savo mokinius, jisai moko ne tik apie pačią maldą, aš sakyčiau, bet ir apie visą gyvenimą, kad gyvenimas, kuris nukreiptas į viešpatį, gyvenimas, kuris gal netokia, aš perskaitysiu, čia jau ne mano mintis, vieno teologo, jisai apie šią maldą taip yra pasakęs. Kiekviena teisingai nukreipta malda prasideda nuo įsižiūrėjimo į Dievą ir sąmoningo širdies pakelimo jį dėkoti ir garbinti. Kiekviena teisingai nukreipta malda prasideda nuo įsižiūrėjimo į Dievą ir sąmoningo širdies pakelimo dėkoti ir garbinti. Ir iš tikrųjų čia ta pamoka, kada mes meldžiam, iš tikrųjų skirkim laiko apmastyti viešpatį. Savo dėmesį pakelti į jį. Nes mes matom šitoj maldoj, kad tik tai antroj toj daly prasideda poreikiai, prasideda prašymai, bet visų pirma, Jėzus moko pakelti mūsų žvilgsnį į viešpatį. Ir toliau jis moko, sako, sakykite, teesie šventas tavo vardas. Ir čia gal aš jau daugiau į tą Mato Evangelijos, ką Jėzus moko, noriu sugrįžti, nes šiaip tuo metu, kai Jėzus tarnavo, žydų tautoje vyko, aš pavadinčiau, šventumo judėjimas. Ir šiaip, jeigu šiandien mes išgirstumėm kažkokioj šaly, tarp bažnyčių vyksta šventumo judėjimas, mes galvotumėm, kad tai yra kažkas labai gero, Dievo įkvėpto. Tačiau Jėzaus tas šventumo judėjimas nesužavėjo, o atvirkščiai, jis labai aštriai pasisakė apie tą judėjimą ir apie tos žmonės. Jis sako, jūs veidmainiai, nes jūsų dėmesys yra į išorę, jūsų dėmesys yra į tai, kad kaip jūs atrodote žmonės. Kitaip sakant, jūsų dėmesys yra į save. Tuo tarpu, tam pačiam kalno pamoksle, Jėzus pačioj pradžioj visai sako tokius žodžius, sako, jūs esate pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto pastatyto ant kalno ir niekas uždegė žiburį nevažė jo indų, bet stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų tėvą, kuris yra danguje. Toks atrodo paradoksas. Mato tavo darbus, bet giria ne tave, o giria Dievą.
Ir pats Jėzus, jisai to ir ieškojo. Kai jisai tarnavo, jis lygiai taip pat, jisai visą dėmesį, jisai visą šlovę atidavė Dievui. Ir čia turbūt, atsakant į tą klausimą, kaip mums šviesti, kad ne mes matytumėmės, bet Dievas. Aš galvoju, pati geriausia tokia gamtos iliustracija yra Saulė ir Mėnulis. Ir Mėnulio šviesa. Ir Mėnulis pats iš savęs neturi jokios šviesos. Jisai atspindi Saulę. Ir visą laiką jo tas atspindys yra, kai tu matai jo šviesą, tu supranti, ta prasme, kažkiek jau mes, kaip pažinę, mes suprantam, kad tai yra Saulės šviesa, kuri atsispindi. Jeigu Saulė uždengiama nuo Mėnulio, mes turim tą tokį Mėnulio užtemimą, kada nuo jo jokia šviesa nesklinda. Nes jis vienintelis, ką jis sugeba, tai jisai atspindėti šviesą. Iš savęs generuoti kažkokios šviesos neturi galios. Ir mes matom, sakau, Jėzaus gyvenime, kad tas Teesie šventas tavo vardas Jėzui nebuvo vien tik tai kažkokia tai skambi frazė. Kada jis atėjo į šventyklą ir matė ten tos visus prekiautojus, ką jis darė, jisai išvijo juos. Išvaikė, išvartė tos stalus, tos prekiautojus, išvijo gyvulius ir taip toliau. Ir mokiniai žiūrėjo ir galbūt baisėjosi savo mokytojų, kad jis taip staiga kažkoks pykčio protrūkis nevaldomas. Bet po to jie prisiminė tos žodžius, kad uolumas dėl tavo namų sugrauš mane. Kad reiškia, tai yra dėl to paties vardo šventumo Jėzaus tas uolumas, tas troškimas. Ir iš tikrųjų mūsų gyvenimo galutinis tikslas, pašaukimas, kad viešpaties vardas būtų šventas. Kaip ir Petras savo laiškiais, jis sako, šventų laikykite viešpatį savo širdise. Čia dar norėčiau paskaityti iš Izaijo pranašystės 57 skyriaus 15 eilutę. Taip sako aukščiausiasis ir prakilnusis, kuris gyvena amžinybėje, kurio vardas šventas. Aš gyvenu aukštybėje ir šventoje vietoje su tais, kurie turi atgailaujančią ir nuolankę dvasią, kad atgaivinčiau nuolankiųjų dvasią ir atgailaujančiųjų širdį. Ką Dievas sako, aš gyvenu aukštybėje ir šventoje vietoje su tais. Reiškia, ir žemėje su tais, kurie turi atgailaujančią ir nuolankę dvasią. Gerai, pasižiūrėkim tada toliau. Šitoj maldoj mes prieinam prie Jėzaus mokymo, kad sako, melskitės, kad sakykite, teteinie tavo karalystė. Teteina tavo karalystė. Ir čia vėl mes susiduriam su tokiu įdomiu paradoksu, kurį šiaip irgi krikščionis jau įvardina jau ir dar ne. Kad Dievo karalystė šiaip lik ir jau yra, bet jos ir dar nėra. Ir ji yra, kokiu būdu ji yra? Ji yra kiekvieno tikinčiojo širdyje. Kiekvienas tikintysis, jisai atgimsta ir net apaštalas Paulius, jisai sako apie šitą mūsų atsivertimą, apie įtikėjimą, sako, kad jis išlaisvino mus iš tamsybių valdžios ir perkelė į savo mylimo sūnaus karalystę. Ir mes esam perkeliami į Dievo karalystę ir mes esam jo karalystėje.
Bet yra ir tas kitas momentas, kad dar ne, nes mes laukiam mūsų viešpaties sugrįžtant. Kaip mes šiandien giedojom tą vieną giesmę, kada jis sugrįž arba kvies namo. 2 būdai keliauti į viešpaties karalystę. Kada sugrįž arba kvies namo. Ir čia vėl man tokia norėčiau momentą, tokį akcentą uždėti, kad Dievo karalystė šiandien žemėje ateina vieninteliu būdu per Evangeliją. Ar sutinkate su manim? Nors gali pasirodyti mums įvairiausių kitų būdų. Ir dažnai, ta prasme, bažnyčios, jos taip tarsi, kaip tai yra tas pasakymas, pasimauna ant kažkokių kitų būdų. Nes kartais ima atrodyti, kad Dievo karalystė gali ateiti per politiką. Kada mes išrinksime tokius tinkamus žmonės, jie kažką padarys, perkurs visuomenę, kad bus Dievo karalystė. Arba kiti tiki, kad labai tiki švietimų, kultūrą, kad tokiu būdu. Na, jeigu puoselėsim kultūrą labai, tai turėsime Dievo karalystę. Žmonės bus išsilavinę, kultūringi ir bus Dievo karalystė. Ir tų įvairiausių yra minčių. Galim kalbėti ir apie humanizmą, ir apie demokratiją. Ir, ta prasme, kiekvienas iš jų yra toksai stabukas, kuriems kartais asocijuojasi žmogus su Dievo karalystė ir galvoja, jeigu tas būtų Dievo karalystė. Tačiau būdas yra vienintelis. Yra per Evangeliją. Ir kai pas Jėzų atėjo Nikodemas ir jo tas buvo klausimas, kaip man patekti į Dievo karalystę, Jėzus jam pasakė, sako, tau reikia gimti iš naujo, tau reikia gimti iš aukšto. Ir atrodo vėl, kas ne taip su to Nikodemo gimimu, kad jam reikia dar kartą gimti. Lygiai kaip mes gimstame į žemę, lygiai taip į Dievo karalystę, mums reikia gimti. Nėra kito būdo ten patekti. Štai aš ir sakau, kad į Dievo karalystę vienintelis būdas patekti yra per Evangeliją. Nes per Evangeliją tu įtiki, per Evangeliją tu atgimsti iš naujo ir tampi Dievo karalystės piliečiu. Ir čia norėčiau vieną tokį pavyzdį. Man labai patiko šita mintis. Vienoje bažnyčioje, kaip ir Žaneta šiandien susirinkimą prieš vesdamas mus paragino išsijungti telefonus, kad neskambėtų, tai ten gan išradingas toks skelbimas vienoje bažnyčiai buvo irgi apie telefono išsijungimą. Sako, taigi bažnyčiai vienoje toks skelbimas yra. Šioje vietoje jums gali kalbėti Dievas, bet greičiausiai jums telefonu nepaskambins. Todėl išsijunkite telefono garsą. Ir toliau sako, bet jei norite jį pamatyti ir su juo susitikti, tai kai važiuosite namo ir vairuosite, parašykite jam SMS žinutę. Supratot mintį, greitai pateksit tada. Nes tada patekti gali į avariją ir gali labai greitai tavo susitikimas su Dievu būti. Jo, taigi vienas tas vienintelis būdas, bet aišku mes tas jau ir dar ne. Tai tas dar ne, tai kad mes laukiam viešpaties sugrįžtant ir laukiam jo pažado, kad jis atkurs karalystę, jisai sukurs karalystę, jisai sukurs naują dangų ir naują žemę, kurioje viešpatauja teisumas, kaip sako apaštalas Petras. Gerai, pasižiūrėkime į sekantį paraginimą Jėzus, ką moko. Jisai sako, tebūnie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Ir čia vėl daug
daug ką pasako pats šitas pasakymas, tai kad žmogus, priešingai nei angelai, jis yra sukilęs prieš Dievą ir jisai Dievo valiai jisai priešinasi. Ir todėl, galvojant apie va šitos žodžius, mes turime visų pirma pagalvoti apie tai, kaip Dievo valiai pasiduodame kiekvienas iš mūsų asmeniškai. Tas tiesie tavo valia, tai ne apie kažką kitą, bet apie tave. Man patiko Gretos, mano žmonos, iš patarlių knygos jį perskaitė, aš galvoju, čia vat labai tinka šitai minčiai. Patarlių knygos 17 skyriui 24 eilutė, jinai sako, supratingas žmogus siekia išminties, o kvailio akis žemės pakraščiuose. Reiškia, supratingas žmogus, jis supranta, kad viskas prasideda nuo čia. O kvailio akis, jisai, ten kažkur toli, va ten viskas, va ten turi būti. Bet čia ne apie mane. Su manim viskas tvarkoja. Ne, kad tiesie tavo valia, kai mes melčiamės, tai mes melčiamės pradėdami nuo savęs. Irgi dar vieną tokią mintį iš vieno teologo paskaitysiu, sako, kai mes prašome Dievo įvykdyti mūsų valią, tokia malda vadinasi burtai. Kai mes pavedame savo valią Dievo valiai, tokia malda vadinasi tikėjimo malda. Ir vėl apie maldą labai toksai pavyzdys, kuris labai ryškiai apie kalbą, apie tą savo valios pavedimą Dievo valiai, yra apaštalo Pauliaus, apaštalų darbuose. Mes skaitome, kada Paulius jisai keliauja į Jeruzalę ir jam kiekvienoj bažnyčiai, kai jis keliauja, jam vis šventosios dvasios įkvėpti ir pranašai, ir žmonės jam pranašauja. Sako, Pauliau, tavęs laukia įkalinimas, tavęs laukia pančiai ir galbūt net mirtis. Ir jisai toliau juda į Jeruzalę ir atrodytų, pats Dievas Pauliui įspėja. Ir atrodytų, tai tie žodžiai, tie tokie pranašiški žodžiai tikrai jam sako, nekeliauk, sustok, ką tu darai. Ir galim paskaityti jau 21 skyriui, gal nuo 10 eilutės. Čia Lukas, tas pats Lukas, kurio mes dabar nagrinėjame Evangeliją, tai jisai yra užrašęs tokius žodžius. Sako, atėjęs pas mus, nuo 10 eilutės, mums būnant ten daugiau dienų, iš Judėjos atėjo vienas pranašas vardu Agabas. Atėjęs pas mus, jis paėmė Pauliaus juostą ir susirišęs ją rankas ir kojas tarė. Taip sako šventoji dvasia. Vyra, kuriam priklauso šį juostą, taip Jeruzalėje supančios žydai ir atiduosi pagonių rankas. Tai išgirdi ir mes, ir tenykščiai prašėme, kad jis neitų į Jeruzalėje. Bet Paulius atsakė, kodėl raudate ir draskote mano širdį? Aš pasirengęs Jeruzalę dėl viešpaties Jėzaus vardo ne tik būti supančiotas, bet ir numirti. Ir atkreipkime dabar į šitą eilutę dėmesį. Jam nesiduodant ir perkalbamam, mes nurimome ir tarėme, tebūnie viešpaties valia. Tebūna, kaip toj maldoj. Tiesie tavo valia, tebūnie viešpaties valia. Kaip danguje, taip ir žemėje, reiškia. Kaip Dievas sumanė. Bet čia tikrai įdomi ta nuostata, nes liktai Pauliui visos ne tai, kad aplinkybės, bet atrodo pats Dievas, jisai jį perspėja ir atrodytų, jeigu jau tai perspėja, tai turėtų jis neiti ten. Bet Paulius, reiškia, turėjo tą Kristaus nusistatymą, jį skelbti, nežiūrint nieko ir jisai kitaip, ta prasme, jisai suprato, kaip tik atvirkščiai, kad tai yra viešpaties valia jam ir kad Dievas tik tai jį stiprina
šitame kelyje. Gerai, dabar pasižiūrėkime dar į tą antrąją, taip vadinamą dalį šito, ką Viešpats moko apie maldą, kada, nes pirmoji buvo, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo, tebūnie tavo valia. Ir toliau atrodytų, toks visiškai nedvasingas posūkis Jėzaus mokyme. Nuo Dievo karalystės, nuo Dievo valios prie lėkštės, prie maisto. Nes toliau Jėzus sako, kasdienės duonos, mūsų duonos duok mums kasdien. Ir va čia galim irgi pakalbėti apie dvasingumą, kas yra tikras dvasingumas. Ir apaštalas Paulius, jisai laiške Kolosiečiam įspėja, sako, yra žmonių, kurie labai, save taip, galim sakyti, tokie kaip superdvasiniai. Jie tiek įsijaučia, sako, kad jie tada tiesiog galim gal pažiūrėti tą vietą, kad aš čia ne per daug nefantazuočiau, kaip ten parašyta. Tas Pauliaus įspėjimas, tai yra laiškas Kolosiečiam. Antras skyrius nuo 20 eilutės. Jei esate su Kristumi, mirėte pasaulio pradimenims, tai kodėlgi tebegyvendami pasaulyje pasiduodate nuostatoms? Neliesk, neragauk, neimk. Visą tai vartojama dingsta pagal žmonių priesakus bei doktrinas. Tiesa, tai atrodo išmintingai dėl susikurto pamaldumo, nusižeminimo ir kūno varginimo, tačiau neturi jokios vertės ir pasotina kūniškumą. Reiškia, tas toksai atrodytų labai dvasingi dalykai, bet jie visiškai pasotina kūniškumą, maitina kūniškumą. Ir Viešpats mes Evangelijose matom, kad Jėzus ne tik tai skelbdavo žodį, bet jam rūpėjo ir žmonių, kaip sakyti, savijauta. Ir tas labai ryšku kada jis padaugina duoną. Jisai nenori žmonės palikti alkanus, kad jie grįžtų namo alkani, nusilpę, jisai juos pamaitina. Ir netgi Paulius, jisai kada kalba Atėnuose šitiem atėniečiam, Areopago šitoj Atėnuose jisai sako, jisai sako tokius žodžius, sako, kad Dievas nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi jam ko nors trūktų, sako. Jisgi pats duoda gyvybę, alsavimą ir visą kitą. Taip sakant, jisai jumis rūpinasi, ne jūs juo rūpinatės. Ir čia vėlgi galim ant kažkaip Petro žodžiai iškilo, kai Jėzus plovė mokiniam kojas ir Petras sako, ne, Viešpatie, tik ne man. Mano kojų per amžius tu neplausi. Ir sako, jeigu aš neplausiu tavo kojų, tu neturėsi dalies manyje. Ir aš galvoju, tas irgi jisai kalba šitą situaciją, kad Dievas nori mumis rūpintis, jam rūpi mūsų ir sielos, bet ir mūsų tie materialiniai poreikiai ir šeimos poreikiai. Ir tai negalime mes kažkaip sudėlioti, va čia dvasinga, o čia jau pasaulietiška, žemiška, kūniška. Ne, Viešpats sako kaip tik atvirkščiai, kad tas, kas neigia tuos dalykus, kaip tik nėra kažkoks labai dvasinis, o kaip tik jisai tiesiog tokiu būdu maitina savo kūniškumą.
Ir toliau Jėzus sako, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris kaltas. Ir įdomu, kad Mato Evangelijoje tas atleisk kaltes yra žodis kalbantis apie skolą. Ir atleisk mūsų skolas, kaip mes atleidžiam savo skolininkams. Ir atrodytų vėl, tokia paprasta malda, tai ką čia, tu paprašėjai ir atleido tavo skolą. Tiesiog reikia pasakyti viešpatie, atleisk man ir atleis. Taip. Taip. Bet va čia ir yra tas momentas, kad mes jį matytumėm visą laiką, kad tai, ką dovanoja, tai nereiškia, kad tai yra labai pigu. Kaip tik atvirkščiai, tai yra nesuvokiamai brangu, ką tau dovanoja. Atleidimas yra nesuvokiamai brangi Dievo dovana, kurią jisai tau dovanoja, todėl kad tu kaip nesugebėtum jos už ją kažką duoti. Net pasakyčiau taip, kad jeigu mes paimtumėm visą, kiek žmonių nuo pat pradžių gyveno šitoj žemėje, juos visus kartu sudėtumėm ir visam žinybę jie nesugebėtų šitos skolos sumokėti. Tokia yra, ta prasme, kaina. Reikėjo Dievo sūnui mirti, kad šita skola būtų sumokėta. Ir taip, kai mes priimam atleidimą, taip jisai mums dovanojamas. Mes už jį nieko mes jo nenusipelnėm, mes už jį nieko negalim padaryti. Jis atrodytų labai taip, paprastai duodamas. Ir taip ir yra. Bet mes nepamirškime kainos, kuri buvo už jį sumokėta. Ir įdomu, norėčiau atkreipti irgi dėmesį, kaip ir mes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. Ir atkreipkim dėmesį, kad šitoj trumpoj Jėzaus šitam mokyme apie maldą, tai yra vienintelis dalykas, ką Jėzus pasako žmogui, ką jisai turi padaryti. Visa kita atrodytų netgi tą pačią duoną, tai Jėzau, kam prašyti man tavęs duonos, aš pats galiu eiti į darbą, užsidirbti, nusipirkti, eiti į parduotuvę, nusipirkti. Ne, viešpats aprūpina tave, bet kai jis kalba apie atleidimą, dažniausiai būna atvirkščiai, viešpatie, aš negaliu jam atleisti. Ir tada tokio žmogaus klausaisi, jisai pasakoja, žinai, jis man padarė taip. Ir tu, kai klausaisi, taip atrodo gyva, taip viskas. Tai kada jis tau tai padarė? Vakar, prieš savaitę? Ne, prieš 30 metų. Ar pastebėjot, kad tokį žmogus nešiojasi ir jam atrodo, kad vakar tas vyko, arba šiandien prieš porą valandų. Ne, tai yra kažkur, bet tas neatleidimas, kuris kaip kokia girna ant kaklo žmogus visą gyvenimą nešiojasi. Bet Jėzus sako, tu gali atleisti, ta prasme, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir paskutinis tas Jėzaus šitoj maldoj pamokymas sako, ir nevesk mūsų į pagundimą, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Ir vėl tai kalba apie mūsų pažeidžiamumą, trapumą, bejėgiškumą. Ir kad mes patys esame, galim sakyti, savo didžiausias pavojus. Už tai mums reikia Dievo, kad jisai mus apsaugotų, nevestų į pagundimą. Kitaip sakant, mes patys, kad savo kojom neįtumėm į pagundimą, kad Dievas mus apsaugo.
Nes tas magnetas, kuris traukia, Viešpats tik turi jėgą jį mus patraukti prie savęs. Ir čia vėl tokia mintis apie pagundimus, apie išbandymus, kad juk pagalvokim, pats Jėzus jisai buvo velnio gundomas. Parašyta, kad Dievo dvasia jį vedė gundyti, kad jis būtų gundomas. Ir atrodytų, visas raštas jisai kalba, kad jeigu mes esame bandomi, jeigu mes esame gundomi, jeigu mes išstovim pagundimus, mes bręstame tokiu būdu. Mokykloje yra egzaminai, yra kažkokie atsiskaitimai. Ir jie rodo tavo tą tokią pažangą, kaip tu judi. Tai kodėl reikia prašyti Dievo, kad nevestų mus į pagundimus? Ir čia sakau, aš čia suprantu, kad tas suvokimas savo silpnumo, savo pažeidžiamumo mums turi būti labai aiškus. Ir ta prasme, kad šiaip tai yra, tu tarsi eini kaip per minų lauką. Ir ne vienas neatsargus žingsnis ir babach. Ir už tai tik Viešpats ir gali pervesti per tos išbandymus, per tos situacijas. Čia vėl vieno to paties, čia gerai, aš pasakysiu, to teologo pavardė yra Pakeris, jisai apie šitą Viešpatės maldą irgi pakankamai daug iš jo minčių man tokių pasisėmęs, ruošdamas į šitam pamokslui. Tai jisai sako, mums reikia išlaisvinimo ne tik nuo nepalankių aplinkybių, bet ir nuo blogio mumyse. Blogio mumyse, kuris tiek nepalankės, tiek palankės aplinkybės paverčia tramplinu mūsų atakuoti. Reiškia, nebūtinai blogos aplinkybės neša blogį. Gali būti labai palankios, geros situacijos, kurios gali virsti labai dideliu blogiu mūsų gyvenime, ne dėl tų aplinkybių, bet dėl to, kas yra mumyse. Kaip ir apaštalas Paulius, jis sako, Dievo žodis yra puikus, nuostabus. Tai kodėl jis man neša tokį blogį? Todėl, kad blogis yra manyje. Ir čia aš norėčiau tiesiog tą momentą irgi pakalbėti apie socialinės medijas, kaip apie blogį. Dėl ko? Nes kažkaip aš suprantu, kad socialinėse medijose apskritai reiškia, kaip tu naudojasi į socialiniam kažkokiam žiniasklaidos priemonėm, veikia algoritmai, kurie faktiškai formuoja, iš vienos pusės tu formuoji juos, iš kitos pusės jie formuoja tave. Ir reiškia, jeigu tu kažkur pasižiūrėjai, pasisklausėjai, tai žiūrėk, tau sekančią dieną atėjo daugiau. Ta kaip sniego gniūžtė, žinot, paleidai iš pradžių mažytę, o po to jį auga ir didėja. Ir kas atsitinka, kad faktiškai ta informacija yra pradedama rūšiuoti tavo gyvenime. Ir ji virsta dezinformacija, nes iš esmės tu pradedi gyventi tokiam burbule, į kurį patenka tik tai, nuo ko viskas užsikabino, bet kuris automatiškai filtruoja ir kitą informaciją, kuri tavęs nepasiekia. Ir čia labai paprastas pavyzdys. Aš ruošdamas šitam pamokslui irgi kažkokius tai ten vieną kitą pamokslą paklausiau dar, aš žiūriu, pas mane pradėjo eiti apie maldą kažkokie. Tai yra gerai, bet lygiai taip pat aš suprantu, kad gali visas tas sniego gniūžtė gali labai į blogą pusę tave nuvesti. Nes irgi tu kažką pasižiūrėjai, kažkur užmetėjai, kažkur ir žiūrėk, pas tave jau pradeda ir tu po to jau tavo mąstymas formuojasi ir jau nebepriima kitų minčių ir tada tu, esi kažkokioj kompanijoj, kurioj geriau tau nebūti. Tai va tie gal minčių
aš tiesiog pabaigai dar to paties autoriaus vieną mintį noriu paskaityti. Jisai taip sako, Jėzus moko, kad malda bus priimtina tada ir tik tada, kai mūsų nuostatos, mintis, troškimai atitiks šį viešpaties maldos pavyzdį. Tai reiškia, kad kiekviena mūsų malda turėtų būti tam tikros formos viešpaties malda. Ir aš sakyčiau, kad net ne tik malda, bet visas mūsų gyvenimas, jisai toksai kaip šita viešpaties malda, kaip filtras, toks ne tai, kad filtras, pasitikrinimas. Kad mes kiekvieną dieną, mano toks būtų ir paraginimas šito žodžio, užbaigiant šitą žodį, dalinantis, kad mes gyventumėm šitos maldos šviesoje. Kad pasitikrintumėm, kiek ar mes iš tikrųjų viešpatie tavo karalystės trokštame, ar iš tikrųjų mūsų gyvenime mes trokštame, kad šventas tavo vardas būtų ir tavo valia. Ar mes atiduodam jiems savo poreikius, savo naštas, ar mes pripažįstame savo tą silpnumą, bejėgiškumą. Ir aš manau, kad kada mes pasiliekame šitos maldos šviesoje, tai tikėtina, kad mums atsitiks taip kaip apaštalui Pauliui. Kad aš jau grįžtu prie to tokio palyginimo apie smilkalus, kad reiškia smilkalai, kai tu smilkai, pavyzdžiui, aš nežinau, manau, kad kiekvienam iš jūsų tekę pabuvoti ortodoksų bažnyčioje ir tu jauti tą smilkalų kvapą, tik įėjęs iš karto tu pajauti. Taigi ir mūsų gyvenime, jeigu mes pasiliksime šitos maldos šviesoje, tas smilkalus kvapas įsismelks į mus. Nes, pavyzdžiui, apaštalas Paulius, jisai antrame laiške Korintiečiams, jisai sako taip. Sako, dėkui Dievui, kuris visada veda mus Kristuje triumfo eisenoje. Ir per mus kiekvienoje vietoje skleidžia mielą jo pažinimo kvapą. Juk mes esame Kristaus malonus kvapas Dievui, tarp išgelbėtų ir tarp žūstančių. Vieniems mirties kvapas mirčiai, kitiems gyvenimo kvapas gyvenimui. Ką Paulius sako, mes esame tarsi viešpatės tas kvapas, tai smilkalai, kurie tiesiog gyvename, bet žmonės užuodžia. Ir tie, kas atmeta Evangeliją, tiem tas kvapas jisai liudija apie mirtį. Tiem, kas priima, tas kvapas liudija apie gyvenimą. Gerai, kviečiu maldai. Taip viešpatie, taip mūsų tėve. Tėve, aš prašau, kad šita malda viešpatie, kurią mokei mokinius, tas kryptis, tas nuostatas, tą matymą, tą suvokimą, Dieve, tegul smelkėsi kiekvieną iš mūsų viešpatie. Tėve, kad mes ir apmąstytumėm, ir melstumėmės šitą maldą Dieve, kaip tos smilkalus viešpatie aukodami tavo akivaizdon Dieve, kad ir patys būtume tų smilkalų persmelkti viešpatie. Kad būtumėm iš tikrųjų tie žmonės, kurie mąsto apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje viešpatie. Kurie suvokia viešpatie tavo visą galybę, tavo aprūpinimą, Dieve, tavo ištikimybę ir savo būseną, kaip kritę žmonės, kaip palaikomi tavo malonės žmonės. Viešpatie, kad tą kvapsnį mes galėtumėm nešti kitiems ir kiti užuosdami jie nežiūrėtų į mus. Bet viešpatie, jų žvilgsnis, kaip ir su to mėnuliu viešpatie, persikeltų į tave viešpatie. Kad jie matytų tave, kad jie pažintų tave, Dieve. Tėve, prašom to Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen.
Kilkim, gėdosim jam. Mūsų maldos Dieve, tartum smilkalai, kyla į tave, rytą vakare. Didis mano Dieve, tavimi tikiu, tau vienam lenkiuos, šlovinu giesmė, savo malonę. Leis patir prašau, vos pramerkęs akis, su tavim noriu vaikščiot kartu. Parodyk kelią, kurio man eiti meldžiu, į tave tik keliu, iš gelmių savo sielą, savo malonę. Leis patir prašau, vos pramerkęs akis, su tavim noriu vaikščiot kartu. Parodyk kelią, kurio man eiti meldžiu, į tave tik keliu, iš gelmių savo sielą. Mūsų maldos Dieve, tartum smilkalai, kyla į tave, rytą vakare. Didis mano Dieve, tavimi tikiu, tau vienam lenkiuos, šlovinu giesmė, savo malonę. Leis patir prašau, vos pramerkęs akis, su tavim noriu vaikščiot kartu. Parodyk kelią, kurio man eiti meldžiu, į tave tik keliu, iš gelmių savo sielą, savo malonę. Leis patir prašau, vos pramerkęs akis, su tavim noriu vaikščiot kartu. Parodyk kelią, kurio man eiti meldžiu, į tave tik keliu, iš gelmių savo sielą. Ačiū tau, Viešpatie, už tavo žodį, už tavo pamokymus ir tavo pagalbą, Dieve, pažinti tave ir pamatyti savo situaciją taip pat. Dėkojame tau, Dieve, Jėzaus vardu. Na ir turime, kaip visuomet, poreikių, kai kurie žmonės juos užrašė, kai kuriuos mes žinom. Ir norėčiau pakviesti pasimelsti, kiek žinau, keletas seserų, kurios serga ir negali ateiti į bažnyčią. Tai tiesiog pasimelskime ir prašykime Dievo pagalbos. Bet prieš tai dar norėčiau, visgi paskaitysiu 9 eilutės iš psalmės, kad tikrai pasižiūrėtume į Viešpatį, koks jisai yra geras. Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras, nes jo gailestingumas amžinas. Tegul Izraelis sako, jo gailestingumas amžinas. Tegul Aarono namai sako, jo gailestingumas amžinas. Visi, kas Viešpatės bijote, sako, jo gailestingumas amžinas. Sielvartė Viešpatė šaukiausi, Viešpats išklausė ir išlaisvino mane. Viešpats yra už mane. Ko man bijoti? Ką gali padaryti man žmogus?
Viešpats yra tarp tų, kurie man padeda, todėl aš matysiu sugėdintus savo priešus. Geriau pasitikėti viešpačiu, negu sudėti viltis į žmones. Geriau pasitikėti viešpačiu, negu sudėti viltis į kunigaikščius. Kelkime savo balsus į viešpatį. Dieve, dėkojame tau. Dėkojame tau už tavo meilę, už tavo gailestingumą, kuris yra amžinas viešpatė. Dieve, dėkojame tau, kad galime ateiti pas tave, Dieve, per tavo sūnų Jėzų Kristų. Dieve, tu pamilai kiekvieno iš mūsų ir siuntėjai savo sūnų, kad jis mirtų už mūsų nuodėmes, tam, kad mes turėtume gyvenimą, tam, kad mes galėtume bendrauti su tavimi, galėtume pasitikėti tavimi, galėtume šauktis tavęs, Dieve, savo bėdoj ir savo džiaugsme. Dieve, dėkojame tau Jėzaus Kristaus vardu už šitą galimybę, viešpatė, kreiptis į tave. Pasitikėti, Dieve, kad tu esi su mumis, Dieve, ir tuomet, kai mes einam per slėnius, ir tuomet, kai mes kopiam į kalnus. Viešpatė, Dieve, tu esi su mumis. Ir tu esi, Dieve, su tai žmonėm, kurie serga, kurie negali ateiti į bažnyčią, kurie turi kitokių problemų, viešpatė, Dieve, tu esi su jais. Dieve, padėk jiems pakelti savo akis į tave, įsižiūrėti, viešpatė, pažinti tave savo bėdoj. Dieve, padėk jiems šauktis savęs, Dieve. Dieve, meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Meldžiame už Audronę, kuri yra ligoninėj, Dieve, ir turi kasos problemų, Dieve. Meldžiame už ją Jėzaus Kristaus vardu. Meldžiame už Angelę, kuri yra slaugos ligoninėj, Dieve. Už Onudę, kuri susilaužusi klubą ir dar negali vaikščioti, viešpatie, Dieve. Meldžiame už Jolantą, kuri nori ateiti į bažnyčią, bet dėl sveikatos problemų negali. Dieve, meldžiame ir prašome tavo pagalbos Violetai, Zitai, Elenai, Veronikai, viešpatie, Dieve. Meldžiame, Dieve, už visus, Dieve. Tu matai, Dieve, mums brangius žmonės, Dieve, mūsų pažįstamus, mūsų artimuosius, kurie serga, Dieve, kuriems reikia tavęs. Dieve, prašom Jėzaus Kristaus vardu. Padėk jiems žvelgti į tave, Dieve. Kelti savo akis į tave, viešpatį, ir šauktis tavęs, Dieve. Parodyk, Dieve, kiekvienam iš jų, Dieve, kur jie galėtų daryti kitaip, viešpatį, Dieve. Parodyk, Dieve, kur mes galėtume ir turėtume atgailauti, kur mes klystame, Dieve, kur mūsų gyvenime dar yra tamsa. Dieve, mes prašom tavo malonės Jėzaus Kristaus vardu ir tavo pagalbos, Dieve, Jėzaus Kristaus vardu. Dieve, tu matai, Dieve, visus žmonės, kurie turi kitokių problemų, Dieve. Ar tai būtų finansinės problemos, ar tai santykių problemos. Dieve, padėk, Dieve, pamatyti tą tamsą mumyse, Dieve, ir perkeisk ją, viešpatė. Padėk mums atverti savo širdis, kad mes įsileistume šviesą, kad mes įsileistume, Dieve, tavo žodį, kuris perkeičia, viešpatė, kuris keičia mus, Dieve, keičia mūsų požiūrį į situacijas, viešpatė, ir keičia situacijas, Dieve. Dėkojame tau, viešpatė, Dieve. Prašome, Dieve, pravesk kiekvieną per tą slėnį, kuriame jie yra dabar. Dieve, suteik išminties, Dieve, kreipk jų kelius, viešpatė. Išvesk iš tų blogų situacijų, Dieve, išvesk iš tų sunkumų. Prašome, Dieve, tavo pagalbos Jėzaus Kristaus vardu. Jėzaus Kristaus vardu. Dieve, dėkojame tau už tą puikią vasarą, Dieve, už galimybę pailsėti, už vasaros renginius, už tos, kur jau įvyko, Dieve, vienybės šventė Vilniuje, palapinių šventė, už paauglių stovyklą, kuri jau įvyko. Ir meldžiame, viešpatie, Dieve, ir prašome tavo malonės ir tavo pagalbos vaikų stovyklai, kuri prasideda šiandien, ir jaunimo stovyklai, kuri dar bus vėliau. Dieve, prašome tavo malonės ir tavo pagalbos, kad Evangelija būtų skelbiama suprantamai vaikams ir jaunuoliams, kad jie atvertų savo širdis, viešpate, tau, kad jie pažintų tave ir apsispręstų, Dieve, sekti tavimi. Viešpatie, Dieve, meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Dėkojame tau, Dieve, Jėzaus Kristaus vardu.
Na ir Tomas šiek tiek užsiminė apie rinkimus, kad negalim galvoti, kad jeigu mes balsuosim ir išsirinksim teisingus žmonės, kad viskas pasikeis, bet viskas iš tiesų yra Dievo rankose ir Dievo valiai. Bet rudenį mes rinksime naują bažnyčios tarybą. Taip mes esam pasitvarkę bažnyčioje, kad administracinius klausimus sprendžia bažnyčios taryba. Ir ją sudaro 9 žmonės, pastorius ir dar 8 žmonės mažiausiai. Turbūt, ar mažiausiai 7 gali sudaryti, jau nebeatsimenu. Bet jau praėjo kiek? 3 metai ar 4 metai, kaip mes turim šitą tarybą ir rudenį rinksim kitus žmonės. Galima rinkti ir tuos pačius, jeigu yra noras, bet labai siūlau tikrai visiems apie tai pamastyti. Raginu ir pasimelsti namuose dėl to savo slaptoje ir pagalvoti, kokius žmonės norėtumėte matyti bažnyčios taryboje. Kokius pokyčius galbūt norėtumėte inicijuoti ir pasikalbėti su tai žmonėm, kurios norėtumėt matyti taryboje, kad jie sutiktų kandidatuoti ir būti renkami. Ir dabar pasimelskime tiesiog, kad viešpatės valia būtų. Kad viešpats duotų išrinkti tos žmonės, kurie gerai atliktų tą darbą šiam laikui. Viešpatie Dieve, dėkojame tau, kad turime šitą bažnyčią, viešpatie Dieve, tikime, kad tu jas statai. Tikime, viešpatie Dieve, kad tai tavo darbas, trunkantis Dieve jau daugiau negu 30 metų, viešpatie. Dieve, dėkojame tau Jėzaus Kristaus vardu, kad tu pravedei visą bažnyčią, Dieve, iki šio laiko ir per slėnius, ir per kalnus, viešpatie Dieve. Dieve, norime, kad ir toliau tu vestum mus, viešpatie. Meldžiame, Dieve, tavo valios, Dieve, Jėzaus Kristaus vardu. Meldžiame, viešpatie Dieve, ir prašome tavo pagalbos, Jėzaus Kristaus vardu. Tu matai, viešpatie Dieve, šitą sprendimą, Dieve, perinkti naują tarybą, rinkti rudenį. Dieve, prašom Jėzaus Kristaus vardu, Dieve. Drąsink žmonės kalbėtis, bendrauti, drąsink išsakyti savo mintis. Viešpatie Dieve, meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Drąsink prisimti atsakomybę, Dieve, ir dalyvauti bažnyčioje daugiau, viešpatie Dieve. Dieve, prašom Jėzaus Kristaus vardu, tavo malonės ir tavo valios, kad rudenį renkant naują bažnyčios tarybą tikrai būtų išrinkti tavo numatyti žmonės šiam darbui, šiam laikui. Ir laiminam, viešpatie Dieve, artėjančius rinkimus į Seimą, viešpatie. Meldžiame, Dieve, tavo malonės ir tavo šviesos, Dieve, kad mes matytume, už ką balsuoti Seimo rinkimuose. Meldžiame, viešpatie Dieve, kad iš tiesų, Dieve, būtų išrinkti žmonės, kurie ieškotų ne savo naudos, bet pasiruošę tarnauti ir gebėtų tarnauti Lietuvos žmonėms. Dieve, tu matai, kokie laikai mūsų laukia. Mes prašome, Dieve, tavo malonės ir tavo pagalbos. Prašom, viešpatie Dieve, laimink mūsų tautą, viešpatie. Meldžiame tavo malonės mūsų tautai, Jėzaus Kristaus vardu. Jėzaus Kristaus vardu. Ir Dieve, meldžiame už Ukrainą. Dieve, tu matai, kokie pragarai jie išgyvena dabar, viešpatie Dieve, mes prašome tavo malonės ir tavo pagalbos jiems. Dieve, prašome Jėzaus Kristaus vardu, gręžk, Dieve, ukrainiečių širdis į tave, viešpatie Dieve, kad jie pasitikėtų tavimi, viešpatie Dieve, nedėtų vilčių į žmonės, nedėtų vilčių į ateinančią pagalbą, viešpatie Dieve, bet jie pasitikėtų ir dėtų viltis į tave, viešpatie Dieve. Nes kaip tavo žodis sako, geriau pasitikėti viešpačiu, negu sudėti viltis į žmonės. Geriau pasitikėti viešpačiu, negu sudėti viltis į kunigaikščius, į šalių vadovus. Dieve, mes meldžiame Jėzaus Kristaus vardu tavo malonės. Dieve, sugėdink tuo agresorių, viešpatie Dieve. Sugėdink priešą, kuris nori užimti
žemės, kitos šalies žemės, viešpatie Dieve, kuris žudo, kuris greuna. Viešpatie Dieve, prašom tavo malonės ir tavo pagalbos Jėzaus Kristaus vardu. Suteik viltį, Dieve, ukrainiečiams, kur jie bebūtų, ar kovos laukia, ar gedėtų savo artimųjų, Dieve, kokioj situacijoje bebūtų, Dieve, suteik viltį, Dieve. Ir padėk jiems, viešpatie, šauktis tavęs, pasitikėti tavimi, viešpatie, ir saugok juos, viešpatie Dieve. Saugok juos Jėzaus Kristaus vardu. Jėzaus Kristaus vardu. Ačiū tau, viešpatie Dieve. Ačiū tau, Dieve. Amen. Ir informacija, kad dar Liepos mėnesį, trečiadieniais, vyksta maldos šitoj salėje 18:30. Tai kas galite, kviečiame prisijungti ir dalyvauti. Tai šį trečiadienį 18:30 taip pat vyks malda čia. Na ir susirinkimo pradžioje jau pastebėjau dvi bent moteris, kurių anksčiau nesu mačiusi, tai sveikiname jūs. Ir tikrai siūlau, kviečiu nepabėgti po to, bet prisijungti prie mūsų, ateikite išgerti kavos. Čia mes turim foje ir yra knygynas, kur galite pasidairyti krikščioniškos literatūros, įsigyti ir pabendrauti. Tai labai kviečiu nepabėgti ir tiesiog pasibūti dar drauge. Na ir dabar dar mūsų viena tarnavimo dalis, mūsų aukos. Mes aukojame pasitikėdami viešpačiu. Iš tiesų visi tikime, kad visa tai, ką mes turime, net ir tai, ką užsidirbame, tai yra iš viešpatės malonės. Tai ateina iš jo. Kiekviena gera dovana ateina iš mūsų aukštybių viešpatės. Ir mes aukojame jam, pasitikėdami juo, kad jis ir toliau mus rūpinsis ir taip remiam Dievo darbą. Tai būkit palaiminti, brangieji. Ir dar Giedokime giesmę, užbaigdami susirinkimą. O Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo karalystė ir tavo jėga, nes tavo šlovė per amžius, per amžius, per amžius. Amen. Nes tavo karalystė, nes tavo karalystė, ir tavo jėga, nes tavo šlovė per amžius, per amžius, per amžius. Amen. Nes tavo karalystė, nes tavo karalystė, ir tavo jėga, nes tavo šlovė per amžius, per amžius, per amžius. Amen. Nes tavo karalystė, nes tavo jėga, nes tavo šlovė per amžius, per amžius, per amžius. Ir
nes tavo šlovė per amžius, per amžius, per amžius. Amen. Nes tavo karalystė, Dieve, nes tavo karalystė, nes tavo jėga, nes tavo šlovė per amžius, per amžius, per amžius. Amen. O per amžius, per amžius, per amžius, per amžius. Amen. Kągi, būkite palaiminti. Noriu palaiminti Aroną, jūs palaiminimo malda. Viešpats te laimina ir te saugo jūs. Viešpats te parodo jums savo veidą ir te būna jums maloningas. Viešpats te atgrėžia savo veidą į jūs ir te suteikia jums ramybę. Būkit palaiminti.